Sveiki, krepšinio gerbėjai. Jūs žiūrite Basket Dream TV. Hey, I'm Joe Ingles. Krzysztofas Lavrinovičius. Ricky Hickman. This is Sean James. Martynas Pocius iš Kauno Žalgirio. Čia Basket Dream. Basket Dream. Basket Dream. Basket Dreams. Čia Basket Dream. Šiandien Kauno Žalgirio arenoje prasidėjo Eurolygos jaunių atrankos turnyras. Pirmos turnyrą pradėjo A grupės komandos. Pirmajame susitikė Prahos USK Future Stars rezultatu 68-49 įveikė Liudvisburgo Porsche Academy klubą. Antrosios varžybose Kauno Žalgirio dubleriai 84-61 sutriuškino Maskvos CSKA ekipą. Trečiajame A grupės susitikime Maskvos CSKA klubas po įtemptos kovos 63-68 nusileido Prahos USK Future Stars ekipai. Po oficialaus turnyro atidarymo vyko varžybos tarp Žalgirio ir Liudvisburgo Porsche Academy jaunuolių. Paskutinėme dienos susitikime Žalgiris 65-50 nugalėjo svečius iš Vokietijos. Tuo tarpu, jaunieji Tautvydo krepšininkai 52 taškų skirtumu 98-49 sutriuškino Kijevo Dvelniko ekipą. Tame B grupės mače Rygos Efes tik po pratęsimo 28-23 įveikė Vladislavovo jaunuolius. Taigi, mūsų studijoje vienas CSKA ekipos lyderių Mikhailas Majelko. Здорово, Михаил. Как ты думаешь, что дают такие турниры игроку? Ну, очень много опыта, потому что очень мало таких игр с командами такого уровня. Очень хороший, как сказать, хороший опыт дает эти игры. И не знаю даже, что сказать. Какие цели тренер видел против этого турнира? Ну, конечно, победы, но у нас не выдалось вообще игры, у нас нет взаимопонимания, мы только собрались недавно, сборы недельные отработали, но у нас нет взаимопонимания, так сказать. И хотелось, чтобы, конечно, победы, но так вышло, что этот турнир для нас был неудачным. Говоря о будущем, в каком клубе хотели вы, может быть, играть? Может, имеете какую-то мечту? Ну, на данный момент хочу ЦСКА, в основной команде поиграть. Но это будет очень трудно, потому что очень много конкуренции на моей позиции. Но, конечно, очень хотелось даже в НБА сыграть. В любой команде там все равно очень высокий уровень. А если имел бы выбор, Евролига или NBA лига? Я думаю, в НБА. Какое мнение создалось о Жальгирской арене? Ну да, тут очень хорошая поддержка болельщиков. Арена очень большая, сразу непривычно играть. На таких аренах мы не играем, на таких аренах они очень большие сейчас у нас. Спасибо. Taigi, antrąją turnyro dieną A grupės kovos pradėjo pirmieji Maskvos CSKA krepšininkai. Armėniečiai rezultatu 64-52 nugalėjo Liudvisburgo Porsche Academy klubą. Taip iškovodami savo pirmąją pergalę šiame turnyre. Jaunieji žalgiriečiai rezultatu 80-74 įveikė Prahos USK Future Stars. Taip iškovojo trečią pergalę iš tiek pat galimų ir patekė į turnyro finalą.
B grupės kovas pradėjo Vilniaus Lietuvos Ryto ir Vladislavo SMS Pluoš krepšininkai. Sostinės klubas be didesnio vargo rezultatu 86-61 nušlavė svečius iš Lenkijos. Kitame B grupės mače Rygos VF krepšininkai net 54 taškų skirtumo įveikė Kijevo Budivelnikų ekipą. Kitas mačas vyko tarp B grupės lyderių VF ir Lietuvos Ryto. Tik pirmą kėlinį sugebėjo laimėti Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai, 65-52 turėjo pripažinti Rygos komandos pranašumą. Rygos komanda keliasi į finalą, kuriame susikaus su Žalgirio dubleriais. Sveiki dar kartą. Mūsų laidoje Žalgirio ekipos lyderis ir vienas rezultatyviausių Eurolygos žaidėjų Jessinas Dentmanas. Hello, Jesse. Hello, how are you? Good. You opened Euroleague Basketball Nike International Junior Tournament. Have you participated in this type of tournaments? No, I never participated in nothing like this. I wish I would have been offered the chance when I was younger, but I think it's just a good opportunity for all the young fellas. What players get from similar tournaments? They get exposure, they get the experience, and they get memories to look back on and say they did it. How do you rate Žalgiris junior team performance last night? Last night I rated a 10, and everybody gave 110%. Guys came off the bench and gave a good effort. I just hope they carry on over today. Was there a player who made impression for you? Not really. I just think really the overall team made a good impression. I think the way they shared the ball, the way they hustled back on defense, I think it wasn't a one-man game, but just a team effort. Experts say that American players progress a lot faster than Europeans. Is that true? Have you noticed that? I don't know. I haven't really looked into it. I just say that everybody has a different way of developing their players, and I just think that's really the only thing, different way of developing. Nowadays, basketball is more physical than before. Does that mean if you are not physically enough, you can be a pro? No, not at all. I think anybody can be a pro. You just have to put your mind to it and believe that you can do it, and it can happen. Basketball coaches say that if you want to be a good player, you need 90% work and 10% skill. Is that true? Yeah, it is kind of true. Kevin Durant said it best. Hard work beats talent when talent fails to work hard. So I think that hard work carries over a long way. What suggestions and advices you could say to young players? My advice is, like I said, seize the moment. Treat each moment like it's your last, because you never know if it can. Today can be your last. You never know. Injuries can happen just in a split second. So just play each possession like your last and have fun. What can you wish for Žalgiris junior team? Win the championship. We want to win. Today get this win, and hopefully we tomorrow have the same energy, and let's just take it all home. Thanks. No problem. Kuo dėl trečios vietos Vilniaus Lietuvos Rytas rezultatus 58-58 nesunkiai nugalėjo Prahos CSKA Future Stars ekipą. Rezultatyviausių mačo žaidėjų tapo Regimantas Miniotas, kuris pelnė 16 taškų ir atkovojo 5 kamuolius. Eurolygos jaunių atrankos turnyro finale Kauno Žalgirio dubleriai rezultatu 86-58 įveikė Rygos VF klubą. Mūsų laidoje šio finalo didvyris Martynas Varnas. Kas lėmė pergalę šį vakarą?
Labai daug stengiamės, kovojom, neatsipalaidavom ir laimėjom. Sunkiai pradėjote rungtynės, kokios to priežastys? Ne, tai gal turbūt jaudulys vis tiek, daug žiūrovų susirinko, tokia salė nepratė žaisti, taip ir gal. Įpusėjus rungtynėm pirmavo triuškinų skirtumų. Kas atsitiko paskutinį minutę? Tiesiog susijėmėm, ant galo turbūt labiau atsipalaidavom, patikėjom tą pergalę per anksti, tai turbūt taip ir gal. Turnyro tvarkaraštis buvo labai intensyvus, ar jautėsi nuovargio pasekmes? Taip, jautėsi. Kokius nurodymus prieš rungtynes davė treneris? Ne, tiesiog sustovėti viens prieš vieną, turėjom ten tokių taktikų, tai jų laikėmės ir laimėjom. O kokius tikslus buvo iškėlęs prieš pat turnyrą treneris? Ne, tai kadangi namie žaidžiam, tai aišku reikėjo laimėti. Į turnyro geriausių penketuką pateko Žalgirio jauniai Martynas Varnas ir Kristupas Žemaitis, Lietuvos Ryto aukštaūgis Regimantas Minėtas, Rygos Lef auklėtinis Klavas Savarsas ir Prahos Future Stars ekipos gynėjas Andrėjus Seknalas. Viso turnyro naudingiausio žaidėjo buvo išrinktas žalgirietis Martynas Varnas. Taigi su mumis buvo Basket Dream TV. Iki kitų susitikimų.